Klausimas būtų dėl žaliosios bangos. Ar manote, kad ji jau yra įgyvendinta Klaipėdos mieste ir mes visi tuo galime džiaugtis? Pridaryta daug nelabai protingų sprendimų iki šiol. Kalbėti apie išmaniosios sistemos ir žaliosios bangos įvedimą dar 2018 metais ir buvo skirtas finansavimas. Bet to dar nėra. Yra Minijos gatvėje paleista dalinai, viskas sustoja ties tam tikrų jau nesureguliuotų arba dėl trūkstamos įrangos šviesoforams taškų. Šviesoforų yra per daug. Išsiderinamumas vyksta ir dėl to. Šviesoforų yra daug pėstiesiems, kur paprastas sprendimas aplink virš padaryti arba požeminį perėją padaryti išvengia tos arterijos sustojimą, nes pėstysis, kai paspaudžia stop, išsiderina visą išmanioji sistema. Dažniausiai atveju. O kai tai yra kamštis nuo 4 iki 6 valandų, tai to pasiekoje ir įvyksta. Tie maži išsiderinamumai išsiderina visą sistemą. Toliau yra neracionalių sprendimų, kai yra padarytas naujas šviesoforas, o šalia buvo senas prie autobusų aikštelės. Atstumai būna radikaliai maži, 50 arba 100 metrų nuo naujo šviesoforo ir senos autobusų stotelės, kur dar vienas šviesoforas yra skirtas tam, kad žmogui perėti ir atsidurti autobusų stotelėje. Mokyklos gatvėje yra pavyzdys toks vienas. Aš tikiu, kad pėstysis gali to 100 metrų įveikti drąsiai ir tai yra ne tik mūsų, o ir užsienio pavyzdžiai. Ir čia reikia racionalaus susitarimo tarp miestiečių ir valdžios institucijų.